Rasa. Wow. Kas dar? Dar vienas girdi mane žmogus. Duokite žinoti. Ar dar kas nors mane girdi? Donatas ar mane girdi? Negirdi. Girdžiu. Gerai. Tai sveiki, labai džiaugiuosi, kad jūs prisijungėt prie mūsų komandos ir žinau, girdim, atvaizdas bus. Ne, atvaizdo nebus, mane galima įsivaizduoti, aš jaunas, gražus, maždaug 18 metų, 2 metrų ūgio, labai raumeningas, akis žydros ir plaukai šviesus. Va. Lieknas, labai Birutė lieknas, jūs net neįsivaizduojate, tenka hantaliukus su savim nešiuotis, kad vėjas nenupūstų. Taigi, kaip norit mane įsivaizduokit, bet šis 3 savaičių pragaras skirtas jums, taigi aš greitai ateisiu pas jūs naktį, kaip naktinis košmaras. Taigi, iš tikrųjų, mane pamatysite patį blogiausią mano veidą, aš būsiu negailestingas. Ir jeigu jūs atlaikysit 3 savaitės, tai žinau, kad per pirmas 2 savaitės jūs manęs neapkesit, bet 3 savaitę pasakyt, kad aš pats brangiausias jūsų gyvenime žmogus. Taigi, ką, noriu jūs dar kartą pasveikinti, kad jūs metėt savo iššūkį, nes mes visais būdais bandėm atgrasinti, jūs išgazdinti, bet jūs nepasidavėt. Taigi reiškia vieną dalyką, kad jūs pasiruošę padaryti prasiveržimą. Duokite man žinoti, kas pasiryžęs padaryti per 3 savaitės tiek, kiek nebuvau padaręs per 6-8 mėnesius. Ar yra čia tokių? Darius, aš, Dainius, taip. O, super. Gerai. Taigi ką, iš karto susitarkim, kaip mes su jumis dirbsim. Dirbsim mes labai greitai. Taigi čia nebus teorijos, čia nebus jokių paskaitų, nebus jokios motivacijos. Mano užduotis bus duoti jums užduotis, jūsų užduotis bus jas atlikti. Ir įdomiausia, kad jums visiškai nebūtina, ypač pradžiai, suprasti, kodėl yra vienokia ar kitokia užduotis. Kodėl? Todėl, kad savidisciplina tai yra mokėjimas daryti kažką tai negalvojant. Tai nereiškia, kad jūs visą likusį gyvenimą darysite tai, ką jums sakys kiti žmonės, bet kadangi jūs pasirašėt po šią programą, reiškia, treneris, jūsų bus Dievas ir velnis šitas 3 savaitės, tai labai prašyčiau, kad jūs jau darytumėt ir mes naudosim metodas, kuris vadinasi Action Learning arba mokymas per veiksmus. Iš pradžių veiksmai, po to paaiškinimas ir supratimas, kodėl yra taip, o ne kitaip. Ir tiem, kas norės daugiau sužinoti mokslinių tyrimų, kokiu pagrindu mes visas tas užduotis jums pateiksim, taigi mes darysime štai taip. Kiekvieną dieną mes rinksime su jumis 8 valandą, pusę valandos skirsim atsakymams į klausimus, analizę jūsų rezultatų, o antras pusvalandis bus sekančius užduotis, ką ir kur ir kaip jums reikės daryti, o po to kaip super bonusas tiem, kas nori daugiau sužinoti apie praktinius instrumentus, laiko planavimo, valios treniravimą ir kitus dalykus, jūs gausite papildomai, gerai? Ir tenais taipogi bus teorinis paaiškinimas, minimalus, bet konkretus, kad jums būtų aiškiau, kaip veikia mūsų smegenys, ką mums reikia daryti, kad smegenys pradėtų klausytis mūsų. Taigi gera žinia, kad visi šitie pratimai nesugalvoti mano, o jie yra paremti įvairiais didžiuliais tyrimais, analizuojant tai, kaip veikia mūsų valia, kaip veikia mūsų vidinis sabotažas. Taigi viskas bus moksliška, viskas bus labai paprasta, bet jums nebūtina visą tai žinoti. Taigi tos bonusus jūs galite gauti ir gausite visi, bet nebūtina jo žiūrėti, klausyti, nes užduotis svarbiausia jums padaryti tai, ką mes susitarsim ir tiesiog paturėti rezultatus ir paturėti visą malonumą. Gerai? Taigi dar kartą, šiandien aš jums trumpai pristatysiu, ką ir kaip jums reikės daryti. Pirmą savaitę bus pati lengviausia ir tam, kad pereiti į antrą savaitę, jums reikės mums atsiskaityti, atsiskaitinėsite kiekvieną dieną, o savaitės pabaigoje mes su jumis aptarinėsim rezultatus ir jeigu kažkas neįvykdys įsipareigojimų, mes jį tiesiog atleisime ir palinkėsime jums sėkmės, nes norime, kad ne visi iš jūsų baigtų, bet tie, kas baigė, tikrai turėtų milžiniškus rezultatus. Tas pats bus antrą savaitę, jinai bus sunkesnė, bet pati sunkiausia ir pati nerealiausia bus 3 savaitė, nes patikėkite, iki to laiko jūsų smegenys pradės funkcionuoti visai kitame režime. Taigi, ką, sveiki atvykę į pragarą
Ir aš jūsų velnės, Algirdas, noriu jums iš karto paprašyti jūsų, kad jūs paimtumėt ką? Paimtumėt ant ko rašyti ir tada pasižymėkite, jau jaučiu, kad adrenalinas plūsta. Taip dariau, čia tik pradžia, po to adrenalinas tiesiog prausys veršys, taigi rašykitės, ką jums reikia padaryti. Pirmas žingsnis bus 10 užduočių, gerai, ir jos bus štai taip, pirmos 6 užduotis bus tie vadinami pradedantiesiems, tai yra tie, kas nori pradėti nuo lengvesnio ritmo, gerai, tie, kas jau pažengę ir jau ko gero turi pakankamai jėgų ir savidisciplinos, jums bus dar papildomų 3 užduotėlės, o tie, kas yra monstrai, tie, kas pasiryžę pačius nerealiausius turėti rezultatus, jūs būsite apdovanoti ypatingas rezultatas, bet ir turėsite daugiau užduočių ir daugiau galvos skausmo. Tai bus 10 užduotis ir tai bus kiekvieną kartą. Gerai? Taigi jūs pats apsispręst, kokie grupiai priklausot. Noriu paklausti, ar yra čia pradedančiųjų, kas norėtų pradėti ne taip smarkiai? Ar yra? Duokite, žinot, geriau prisipažinti iš pat pradžių, nes jūs turėsite atlikti užduotis. Supratau, ar yra, Darius, ar aš pradedantis. Gerai. Taip, manau taip, aš irgi supratau, labai daug pradedančių. Gerai, tai kągi, jūs pradėsite nuo 6 užduočių, bet nieks jums niekuomet netrukdys pereiti į pažengusių lygį, tai tiesiog reikės daugiau padirbėti. O ar yra koks nors monstras, kuris dar nebuvo pasaulyje, dar nebuvo jam pateikęs tokių dalykų, kurių jis nebūtų išsigandęs, ar yra? Ar yra tokių monstrų, kurie jau praėjo kokios nors išlikimo mokyklas, pragarą buvo praėję, iš ugnies išėjo, iš vandens nenuskendė, ar yra tokių monstrų? Nėra, bet patikėkit, po 3 savaičių tie, kas liks, iš tikrųjų taps tikrais monstrais, akis bus išsprogusios, bet rezultatai bus nerealūs. Taigi, pirma užduotis. Jūs žinot, kad ir kaip ir kare reikia paruošti placdarmą. Placdarmas tai yra ką? Tokia aikštelė, kurioje viskas turi būti, visas karas turi būti, ne? Tai pasižymėkit, iš kokių žingsnių jūsų bus pirmas šitas didysis žingsnis padarytas. Jums reikės kiekvieną rytą pradėti bėgioti krosą. Tai nebūtinai 10 km, tai nebūtinai 20 km, taigi net nebūtinai 40 km. Jūs patys priimat sprendimą, kiek jūs bėgiosit, bet tai reiškia, kad 21 dieną jau bėgioju. Taip, gerai darau, kad jau bėgiojat. Klausimas, ar jūs bėgiojat ryte? Jeigu bėgiojat po 4 km, super dariau, taigi jums labai lengva užduotis bus, jums reikės vietoj 4 km prabėgti šiek tiek daugiau, arba dar geriau, ne daugiau, bet greičiau. Taip? Galima į baseiną kiekvieną rytą? Ne, jūs galite į baseiną eiti papildomai, bet mes pradėsime nuo bėgiojimo. Aš bėgioju irgi ryte, labai gerai, taigi jūsų užduotis, jeigu jūs bėgiojat jau ryte, ar galima sporto klube? Galima, gabėje, bet svarbu, kad tai būtų ryte. Gerai? Jūs galite bėgioti kiek norite, jūs pats priimat sprendimą, tik siūlau, jeigu jūs jau bėgiojat, padaryti savo truputėlį iššūkį, arba bėgioti tiesiog greičiau, arba daryti tokius pagreitinimus, po to sulėtinimus. Kitas žodis, jums reikia pradėti bėgioti kitaip, negu jūs bėgiojate iki šiol, nes mes žinom, kad bėgiojimas 4-50 km tai dažniausiai būna neintensyvus, pakankamai lėtų tempų ir tai iš tikrųjų yra gerai, bet šias 3 savaitės jums reikės pradėti bėgioti kitaip. Mes kalbėsime apie tai, kad žmogaus organizmas dirba 2 režimuose. Vienas režimas, kuris vadinasi sulėtink viską ir kaupk lašinius. Tai aš pats jau daug laiko praleidau šitame režime. Kitas režimas bėk arba būsi suvalgytas. Taigi, jeigu jūs esat Kaliningrade, nesvarbu, jeigu jūs esat Mozambike, nesvarbu, jūs turite pradėti rytą nuo bėgiojimo. Jeigu jums anksti į darbą, jums reikės tiesiog atsibūsti anksčiau ir bėgioti. Gerai? Tai pirma užduotis. Kiekvienas nenubėgtas rytas jums kainuos štrafo. Ar bėgoti takeliu galima? Galima, super. Ar tai takelis, ar tai krosas, nesvarbu. Vienintelis būdas, jeigu jūs turite didžiulį viršsvorį, arba turite problemų su širdim, arba turite problemų ten su sąnariais, jūs galite nebėgioti, bet tada jūs turite vaikščioti. Arba
kitą kokią nors fizinę pratimų kompleksą, bet kiekvienas rytas turi prasidėti nuo mankštos, o dar geriausiai nuo bėgiojimo. Gerai? Pirmas dalykas. Antras dalykas tai yra pusryčiai. Jūs turėsite kiekvieną rytą pusryčiai. Birutė, Algirdai, ką man daryti? O kas su jumis ne taip? Birutė, sakykit, ką man daryti? Birutė. Gal aš praleidau? Pakartokit, kokia problema Birutėj su bėgiojimu. Nu, Birutė, sakykit mum. Kol Birutė galvoja arba rašo, mes turime antrą punktą užrašyti pusryčiai. Pirmos valandos bėgė po, prašau, kad esu komandiruotėje. Super, pradedat bėgioti komandiruotėje. Jeigu nepaėmėt sportbatukus, galite nusipirkti, galite net lengvai bėgioti su bateliais, bet kuriuo atveju, kaip jūs įspręsite šią problemą, dėja ne mano reikalas, bet jūs turiu tik suknelę, bėgiokit su suknelė. Bet patikėkit, rytoj yra pakankamai laiko tam, kad įsigyti sportinę aprangą, nebūtinai prašmatnę, bet tame jau ir bus jūsų pirmas treningas. Neturiu aprangos, nežinojau, nepasiruošiu. Kągi, super, būna, karas atėjo, reikia bėgioti. Taigi, visi pradedam bėgioti ir jau kaip jūs tai darysite, nepykite, bet ne mano reikalas. Gerai? Taip, ką tik prisijungiau, Romualdas ką tik prisijungė, praleidau ką, labai paprastai, kiekvieną rytą Romualdai prisijungiat prie mūsų ir bėgiojat. Kiek jūs pats priimat sprendimą, svarbiausia, kad tai būtų ryte. Jeigu neturite sveikatos problemų, reiškia vaikščiokit, bet rytas prasidės nuo fizinių pratimų. Tai yra būtina 21 dienos sąlyga. Antras, pusryčiai. Pusryčiai užskaityti mankštą rytoj ryte. Ar galima man užskaityti mankštą rytoj ryte? Tai gerai, tai mes pradėsim ne nuo nakties, mes pradėsim nuo rytojos ryto, bet mankšta neužsiskaito Birutė, jūs turite bėgioti. Jūs galite savo kambarį tada viešbutyje pabėgioti, vietoj pabėgioti. Nesvarbu, bet jūs turite bėgioti, gerai? 4 kartus per savaitę tik sportuoju. Sveikinu, Romualdą, dabar jūs sportuosite kiekvieną dieną. Dar kartą noriu priminti, kad mūsų užduotis, matot, jau čia dar kartą parodo, kiek viena paprasta užduotis, o jau minčių, pasipriešinimų ir kitų dalykų mes net nepradėjom. Tai dar kartą parodo, kad mūsų smegenys priešinasi. Tai yra neaukų, tai yra neįprasta. Taigi mūsų užduotis nedaryti sportinių rezultatų, mums reikia ką, tiesiog pradėti daryti tai, ko mes anksčiau nedarėm. Ar jeigu darėm, tai pradėti daryti kitaip. Šalta, super Konstantinai, apsiviniuojat kaldrą ir bėgiuojat, kai šalta. Jeigu nenorite į oro šalto, galite užsidėti šalikėlį, bet jūs turite bėgioti, Konstantinai. Jeigu jūs nebėgiojat, kiek laiko bėgiojat, pats priimkite sprendimą, Birutė. Jeigu jūs niekuomet nebėgiojat, tai pilnai galbūt 10 minučių jums per akis. Užduotis ne kiek ilgai bėgioti, nesvarbu sportiniai rezultatai, svarbu, kad organizmas nuo pat pradžių gautų tokį fizinį, stimulą, nes tai duos mums motyvacijos, duos mums fizinės energijos, kurios mums labai labai reiks. Gerai? Taigi tai baigiam su bėgiojimu, tai yra paprasta užduotis, pats priimkite sprendimą, bet noriu paprašyti nedaryti ekstremalių fizinių tokių išbandymų, nes užduotis ne sportiniai rekordai, o tiesiog pabėgioti. Kada pradėti 6 ryto, jeigu jums reikia į darbą, žiūrėkite, kad suspėtumėte į darbą. Jeigu jums reikia 6 valandą ryte į darbą, reiškia keliatės 5 valandą ir bėgiojate. Kada norit, bet tai turi būti iš rytų. Taip, ir būtinai taip turi būti per 1 valandą ir iš karto jūs turite, arba truputėlį jūs turite papusryčiauti. Pasižymėkit, labai svarbus dalykas - pusryčiai. Kodėl? Todėl, kad tie, kas nepusryčiauja, neturi energijos visai dienai, po to persivalgo ir taip toliau. Taigi, turite papusryčiauti geriausiai po bėgiojimo. Pavyzdžiui, 15 minučių palakstat, kol grįžtat, nusiprausiat po dušų ir lengvi pusryčiai, bet pusryčiai turi būti 1–1,5 bėgę nuo atsibudimo. Gerai? Ir trečias, labai svarbus dalykas, jūs kiekvieną dieną turėsite apsispręsti, kokią valandą keliatės. Ir tai turi būti ta pati valanda. Reiškia, jeigu jūs priimat sprendimą kelti 6 valandą, tai reiškia visas dienas, 3 savaitės jūs keliatės 6 valandą. Mes treniruosimės daryti tą patį dalyką
tuo pačiu metu, nepriklausant nuo nieko. Gerai? Jeigu dabar iki šiol kėlėte 7 valandą, sveikinu, jums labai geras bus pratimas, valios treniravimas ir savidisciplinos patikrinimas, atsibūsti pusę 7 arba 6 valandą, bet tai darysite kiekvieną dieną. Ir jeigu jūs pramiegosite bent 3 minutėm, jūs save štrafuosite. Gerai? O mums siūsite ataskaitas. Net ir savaitgalis, Gabė, jūs labai gerai atspėjot. Netgi ir savaitgalis jūs turėsite atsikelti 6 valandą. Taip. Mums svarbu nedaryti nei vienos pertraukėlės. 3 savaitės. Po to jūs galėsit miegoti iki 12 visą likusį gyvenimą, bet jeigu jūs norite turėti super rezultatų, jūs tą pačią valandą keliatės visas 3 savaitės ir savaitgalis. Jūs galite gultis kada tik tai norit, bet keliamės tą pačią valandą. Tarp kitų, tą patį darysiu ir aš. Aš lygiai taip pat mėgstu pamiegoti, o jei nueini 4 valandą, sveikinu, miega 2 valandas. Jeigu nueinat 5 valandą, sveikinu, jūs miegat tik tai 1 valandą, miegat labai greitai ir... Tarp kitko, daugelis žmonių bijo, ar bus taip, kad mano smegenys net laikys, aš persidirsiu. Didžiuliai tyrimai parodė, kad nemiga tai yra psichologinis daugiau išgąstis, o ne fiziologinis. Smegenys kažkaip reabilituojas. Jeigu jūs neduosit joms šiandien, 2, 3 dieną pamiegoti, jos 4 dieną vis vien atsigrėps. Taigi nebijokite, 3 savaitės nieko neatsitiks, jeigu jūs kelsitės tą pačią valandą. Bet jeigu jūs, dabar dėmesio, nepykite, aš jums tiesiai šviesiai sakysiu, gerai, bet jeigu jūs negalite net atsikelti tą pačią valandą 3 savaitės, jūs esate kas? Čmočnikai. Kodėl? Todėl, kad tik tai čmočnikas negali priimti sprendimą, nes tai ir bus jūsų sprendimas, gerai? Ir jūs pats priimsit sprendimą, kada keliatės, bet jeigu susitarėt, tai bus jūsų sprendimas ir man siūsite ataskaitas. Lygiai taip pat visus tos darbus darysiu ir aš, ir visa mūsų komanda, ir aš lygiai taip pat kaip ir jūs siūsiu ataskaitas, taigi visų žmonių sąlygos bus vienodos. Gerai? Taigi susitaram, pirmas, ir tai yra viena užduotis, tai yra plasdarmo paruošimas. Ryte nedidelis krosiukas, toliau pusryčiai 1 valandos bėgė, o atsikelsim mes tą pačią valandą ir tai darysim visas 3 savaitės. Noriu paklausti, ar aiškiai užduotis? Duokite žinoti, ar aiškiai užduotis? Taip. Super. Toliau, ką jums reikia padaryti? Antra užduotis. Jums reikia šiandien neiti miegoti, kol nepadarysite antros užduotis. Krosą bėgsit rytoj. Ačiū labai. Siūlau keltis visiems vienodai. 5:45. Visiems vienodai nebūtina keltis, nes kiekvienas turi priimti sprendimą, kada jisai keltis. Bet kadangi tai bus jūsų sprendimas, jūsų užduotis bus ją ir įgyvendinti. Gerai? Nes jeigu visi kelsimės 5:45, tai galėsime apkaltinti Birutę, kad jinai mums ne tą laiką pasiūlė. O mūsų užduotis, kad jūs pats priimtumėt sprendimą ir pats vykdytumėt savo įsipareigojimą. Taigi antroji užduotis, jūs turite šiandien padaryti visą sąrašą darbų, kuriuos turėsite padaryti rytojaus dienai. Viską, ką žadat rytoj padaryti, surašot į vieną lapą. Geriausia, kad tai būtų ne kompiuteriui, o ant lapo popieriaus. Ant popieriaus lapo. Ant lapo popieriaus. Vat, ir ką tada darot? Ir tada suskaldote visus darbus. Vat, surašėt šiandien. Ir suskaldote į 3 grupės. Viena grupė tai bus A grupės darbai, kurie yra labai svarbus. Dažniausiai svarbus tie darbai, kurie iš tikrųjų duoda didžiausią rezultatą. Ir taip ar kitaip susijęs su jūsų ilgalaikiais tikslais. Tai jūs turite išskirti iš aibės, pavyzdžiui, 50 darbų norite rytoj padaryti, išskiriat A grupės darbus, kurie yra patys svarbiausi. Viskas. Antra, įskiria tos darbus, kuriuos turėtumėt padaryti, todėl, kad jie labai skubus yra, todėl, kad kažkam jūs pažadėjote, bet jie yra galbūt ir svarbus, ne tokie, bet kaip A grupės. Ir jūs juos darysite tada, kai padarysite A grupės darbus. Ir trečia grupė, iš to sąrašo išskirkite tos,
darbus, kurie yra C kategorijos, ta prasme nelabai svarbus, gal nelabai skubus, padarysite, jeigu turėsite laiko, bet tikrai nedarysite, kol nepadarysite A ir B grupės darbus. Gerai? Tai yra pats paprasčiausias, mes įdėsim sudėtingesnių užduočių, bet tai yra rydinai pats paprasčiausias dalykas. Gerai? Jums reikės padaryti sąrašą visų darbų šiandien ant popieriaus lapo, suskirstyti į 3 grupės ir A grupės darbus parašyti kelintą valandą jūs darysit. B ir C galėsit daryti kada norit, bet A grupės darbai turi būti suplanuoti, kada padaryti turi būti ir jie turi būti padaryti. Gerai? Mes kalbam apie vykdymo koeficientą, taigi fiksuosime kiekvieną dieną būtent A grupės darbus. Kaip jie yra padaryti, todėl valandą tiksliai nustatykite. O jau B ir C žiūrėksit, kaip jums pavyks tenais. Gerai? Taigi, toks labai paprastas rytojos dienos planavimas. Dabar noriu paklausti, ar aiški užduotis antra? Ar aiški užduotis antra, nes tai yra labai paprasta užduotis, praktiškai pati lengviausia. Taip, Ruslano, aišku, dariu taip. Super, gerai. Dabar trečia, pati turbūt nemaloniausia užduotis, bet jinai yra labai svarbi. Pasižymėkite, jinai vadinasi informacinis badas. Jūs turėsite pereiti prie 3 savaičių badavimo, informacinio badavimo. Valgysit kiek norėsit, kada norėsit, tik tai pusryčius laiku, bet informacinis badas tai reiškia, kad jūs šiandien prieš einat miegot, išjungiat ir kur nors pakavojat visus laidus, kurie leidžia jums ir jūsų namiškiams žiūrėti televizorių. Susitarkit su namiškiais, nežinau kokiu būdu, ką jūs jiems pažadėsite, bet jums draudžiama 3 savaitės žiūrėti televizorių. Geriausia, kad jūs pats priimtumėt sąmoningai tokį sprendimą, neturiu televizorių, darau, sveikinu, super. Tai nereiškia, kad jūs turite išmesti tie, kas turi televizorių, aš TV iš viso nežiūriu, super, labai gerai. Tai jums bus labai, kad čia iš vis niekas neturi televizoriaus. Gerai. Puiku, kad 3 savaitės gyvensiu viena. Super. Tai žiūrėkit, tai reiškia dar, tie, kas turi televizorių, jų išjungia ir dėl priežasties tenais yra daug negatyvizmų, tai atima laiko ir nieko mums gero neduoda. Palaukit, to perėsim prie kompiuterio. Antras dalykas, jums draudžiama klausyti radijos. Jūs tiesiog pats priimkite sprendimą, kad neklausysit radijos 3 savaitės. Nei jokių žinių, nei jokios muzikėčkos, tiesiog leiskite smegenim pailsėti. Ką galima per automobilį klausytis, tai gali būti užsienio kalbų pamokėlės, gali būti motyvacinės kasetės, gal ką tai nori, bet tik ne radio ir tai yra 3 savaitės. Gerai? Trečias dalykas dėl kompiuterių. Kadangi be kompiuterių mes turbūt negalime, tiesiog jūsų užduotis apsispręsti, kiek laiko per dieną jūs skirsite kompiuterių. Tai turi būti ribotas. Julius paklausė dėl muzikos. Muzika irgi yra draudžiama. Juliu, pamėginkit 3 savaitės. Tai jokių būdų nereiškia, kad jūs muzikos neklausysit visą likusį gyvenimą, bet smegenim reikia pailsėti. Taigi tam, kad iš savyje išgauti super daug energijos, mums reikia truputėlį badavimo, gerai? O meditacinė irgi ne. Jeigu tai yra muzika, jos neturi būti. Muzika turi būti jūsų širdyje, jeigu darbe visuomet groja radijas. Tai jūs turite pagal galimybę arba ją išjungti, jeigu susitars su darbuotoju, arba užsidėti ausinės, arba yra tokios zakliopkos tokios į ausis, bet jūs neturėtumėte klausyti radijos. Mane bendradarbį prakeiks. Julius tai parodys jūsų įtaką. Jeigu jūs negalite net su bendradarbį susitarti, tai iš tikrųjų yra didžiulė problema. Tai vėlgi, jūs negalite kitiems žmonėms įsakyti, bet jūs galite pats, užsidėkite kimštukus dar, bet jūs turit surasti būdą ir labai norėčiau išgirsti, Juliau, jūsų sėkmės istoriją, kaip jums pavyko su to susitvarkyti. Nesutikit, jeigu jūs savo gyvenime negalite savo smegenis apsaugoti nuo ydingos ir nuodingos informacijos, klausimas, kas aplamai tada priklauso nuo jūsų šiame gyvenime. Tai todėl, Juliau, jums pats didžiausias iššūkis bus susitarti ir išspręsti tą klausimą, kaip tenais. Jo vaistinė yra auso kimštukų, prašau, galit įsidėti
galite dar tokios ausinės susidėti, iš tikrųjų, įspręskite Juliau, gerai? Tai jums yra iššūkis, bet patikėkit, jūsų smegenys bus labai jums už tai dėkingos. Tai va, su kompiuteriu, kaip ir sakiau, jums reikės apsispręsti kelintą valandą ir kiek laiko jūs praleidžiat. Ir tik tai jūs pats galite priimti sprendimą, bet žinodami, kad kompiuteris dabar atstoja televizorius ir kitų nuodų šaltinių, tai jūs pats pagalvokit, kiek jums būtų sveika praleisti. Ta prasme, koks yra minimalus laikas, tos būtinas, be kurio jūs negalite. O visą kitą tiesiog sumažykite. Dabar, jeigu jūs 3-4 valandas praleidžiate, galbūt 1 valandos užtenka. Būtų gerai, kad jūs priimtumėt sprendimą, kada tai darysite. Kitai žodžiais, tai, kas anksčiau buvo spontaniška, turi tapti jūsų kontroliuojamas dalykas. Mano darbas prie kompiuterių, turiu pastoviai atsisakyti. Gerai, jeigu jūsų darbas, aš IT dirbu, tai tada jūsų tai yra darbo priemonė, tai yra tvarkoj. Bet aš žinau, kad žmonės, kurie dirbo prie kompiuterių, labai daug praleidžia įvairiuose saituose, nesakysiu kokiuose, ir žaidžia tai žaidimus. Tiesiog jūsų užduotis nenaudoti kompiuterių išskyrus kaip darbą. Gerai? Susitaram? Sunku įvertinti laikų. Taip, bet tai galima. Sunku tai nereiškia neįmanoma. Tai dėl kompiuterių, kadangi tai yra darbo priemonė, pats priimkite sprendimą, bet tai turi būti reglamentuota ir jūsų pačių priimtas sprendimas, kada ir kiek laiko jūs gaištate. Gerai? Tas pats su mobiliu telefonu. Labai didžiulis reikalavimas. Šiandien reikalausiu. Nepykite, bet būsiu griežtas, o nedarbo paštą galite tikrinti. Čia jūs pats, Šarūnai, priimkite sprendimą. Jeigu jūs galvojat, kad nedarbo paštą labai svarbu jums tikrinti, reiškia, jūs turbūt kažką dar nelabai suprantate apie laiko planavimą ir jo švaistymą. Tai jūs pats priimkite sprendimą. Jeigu jūsų manymu tai labai praturtina jūsų gyvenimą, galite tikrinti, bet mes žinome, kad jeigu jūs 3 savaitės nepatikrinsit, nieks nepasikeis. Tai ypač liečia mobilaus telefono. Visų sėkmingiausių pasaulio žmonių patirtis yra tokia. Mobilus telefonas neturi jūs kontroliuoti. Jeigu žmogus gali bet kada jūs pasiekti, tai reiškia ką, kad jūs esate 6 šiame gyvenime, nes jūs esate pasiekamas bet kada ir jeigu klientais jūs galite bet kada pasiekti, tai vėlgi nieko gero nepasako apie jūs. Į tos paštus, kur rytdienos nuorodas siūsite tos paštus, kur registravimas. Taip, Juliau, jeigu jūsų paštas pasikeitė, sakykit koks, bet mes siūsim į tos paštus, kurius jūs esate užsiregistravę pas mus. Gerai? Tai dar kartą, mobilus telefonas, jūs galite jo naudotis, bet priimkite sprendimą, kada. Tai būtų gerai, kad tai būtų 2-3 kartus per dieną, nedaugiau, ir geriau jūs perskambinat žmonėms, kurie jums skambino, bet patikėkit, net Amerikos prezidentas sau leidžia prabangą kalbėti tik ribotą kiekį ir ribotą kiekį kartų per dieną. O jeigu jūs atsiliepinėjate kiekvieną skambutį, jūs esate reaktyvus žmogus, kuris nevaldo savo laiko, o jį valdo bet kas, kam tik tai įsipareigoja. Tai žinau, kad tai yra labai sunku, tai ko gero bus pats didžiausi iššūkiai, bet jūs pats priimkite sprendimą, kiek ir kada žadat kalbėti telefonu, bet ko mažiau jūs kalbėsite, to daugiau padarysite. Gerai? Tai viskas, kas liečia informacinio bado. Tai dar kartą, televizoriui ne, radio ne, paprastiems kompiuteriniams žaidimams ne, bereikalingoms žinutėms ne, telefonui bereikalingams pokalbiams ne, visas laikas skirtas bus jūsų ypatingų tikslų pasiekimui. Ketvirtas, jūs turite pradėti vesti sėkmės žurnalą. Nežinau, kokiam pavydalė, geriausia, kad tai būtų popierinis pavydalas, tai geriausia, kad būtų storas sąsiuvinys arba kažkoks toks platus, kaip albumas. Ir tenais jūs kiekvieną dieną rašysite savo sėkmės istoriją. Jūs turėsite neeiti mėgoti, jūs negalit mėgoti, kol negalėsite užrašyti 10 dalykų, kuriais tikrai didžiuojatės, ką padarėt per šią dieną. Taigi sėkmės žurnalas skirtas tam, kad jūs rašytumėt savo pasiekimus. O jeigu jūs kažkur susimovėt sėkmės žurnale, jūs tai išanalizuojate ir parašote, kaip rytoj su to kovosite arba kaip pakeisit situaciją. Kitais žodžiais, sėkmės žurnalas leis jums fiksuoti visą tai, ką jūs tenais gero padarote. Ir įsivaizduokit, 21 dieną
po 10 ypatingų dalykų. Pavyzdžiui, jeigu rytoj bėgat, pagirkit save, bet poryt jeigu bėgat, tai galite girti, bet jums reikia 10 naujų dalykų, už kurios jūs galite save pagirti. Reiškia, darot, bėgat, viskas tvarkoja, bet kiekvieną dieną, jeigu girsit save už tą patį, tai bus, ne kažkas. Tai todėl 10 naujų dalykų, dėl ko didžiuojatės, ką padarėt ir jūs mums siūsite ataskaitą kiekvieną dieną. Gerai, ką padarėt labai gero. Taip, kaip supratau, čia jau antra užduotis šiam vakarui. Visiškai teisingai. Jūs šiandien turite, reiškia, dabar kaip siuntimas. Jūs gaunat užduotį vienai dienai, tai reiškia, jūs darot iki nakties, jeigu reikia, galite ryte daryti, bet iki 7 valandos vakarų mes labai lauksim jūsų ataskaitų. Kam reikia 7 valandą, nes mums reikia pasižiūrėti, nes mes 7 pradedam ruoštis webinarui ir 8 mes pusę valandos analizuosim visus rezultatus. Tikrai matysim ten labai įdomias tendencijas, nes visas mokymas bus remsis jūsų sėkmės ir nesėkmės istorijomis. Gerai? Tai todėl iki 7 valandų būkite geri, mums siūskite savo ataskaitas. Pas mus bus žmonės, kurios jos klasifikuos ir savaitės pabaigoje mes reziumuosim ir jeigu jūs neatsiuntėt ataskaitą iki 7 valandos, mes tiesiog priimkim tokį sprendimą, kad jūs tiesiog nieko nedarėt. Gerai, nėra ataskaitos, nėra darbo. Ir labai paprasta taisyklė. O jeigu 3 nėra ataskaitų, tai tiesiog mes negalim jums pratęsti galimybės dalyvauti mūsų seminare. Gerai? Taigi šią savaitę buvo toks paprastas susitarimas. Jeigu jūs nieko prieš, tiesiog savo ataskaitą iki 7 valandos, nes tai yra savidisciplinos klausimas. Ataskaitos neturi būti labai detalios, jūs tenais jau parašot, ką padarėt, ko nepadarėt ir kaip jums sekėsi aplamai. Gerai? Toliau, 5. Pasižymėkit, tai yra pats sudėtingiausias. Kai kuriems bus, o kai kuriems bus labai lengva. Tai yra 3 ne. Jūs turit 3 savaičių bėgį išmokti pasakyti 3 ne. Tokiems dalykams pirmas, ne alkoholiui. 3 savaitės mes su jumis negersim nei lašo jokio alkoholinių gėrimų. Priminsiu, alkoholinis gėrimas tai yra alus, degtinė, likeris, vynas ir kiti laipsnių turintys gėrimai. Aš iš savo pusės įsipareigoju negert, nors labai mėgstu alų ir norėčiau, kad jūs irgi tai įsipareigotumėte. Tai nereiškia, kad mes tapsim abstinentais visas savaitės, bet patikėkit, jeigu išlaikysit 3 savaitės, jums po to bus lygiai lengviau apsispręsti aplamai, kaip daryti toliau. Bet 3 savaitės abstinencija pilna. Antras, ne cigaretėm. Kaip jums tai pavyks, nežinau. Galite valios pastangų dėka, galite perskaityti Alino Karo knygą, kaip mesti rūkyti lengvai, bet mes 3 savaitės nerūkom. Tai kaip suprantu, čia jau antra užduotis šiam vakarui. Jo. Leidžiama jo dar po šio webinarų paskutinę cigaretę išrūkyti. Jo. Bet žinau, kad tai būtų pražūtinga. Tai todėl susitarkim, kad jeigu jūs iki šio webinaro nespėjot parūkyti, jums maloni staigmena, jūs negalite rūkyti daugiau 3 savaitės. Gerai? Patikėkite, jeigu jums pavyks, o žinau, kad jums pavyks, tai bus kažkas, o kas nerūko rasa, super. Matot, jūsų gyvenimas lengvesnis bus. Jūs ir toliau nerūkykite. Ir 3 ne, tai visokiems stimuliatoriams. Kava, energetiniai gėrimai ir kiti skatintojai. Geriam arbatą, geriam pieniuką, geriam vandenį, sultis geriam, bet negeriam jokių rytinių, vakarinių, naktinių energetinių gėrimų ir kavo. Kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad mes su jumis pradėsim nuo rytojaus, pažadinsim vidinius energizerius. Žalia arbata super. Nevalgyti saldumynų. Rasa, perėsim ir prie to. Valiau, man patinka, jo perėsim prie saldumynų, bet čia sekatį bus užduotis, bet 3 ne, tai yra tiems stimuliatoriams, kurio mes reiškia šitą naudojam. Kas nerūko labai gerai, kas negeria kavos irgi labai gerai, kofeino irgi ne. Taigi
Ir sekanti užduotis, tai yra susijusi su mytyba. Nežinau, kaip jūs maitinatės dabar, bet jeigu mes norim turėti super rezultatų, o aš žinau, kad Birutė penkta užduotis pati lengviausia, super sveikinu, kažkam tai bus pati sunkiausia. Tai dabar žiūrėkit, dėl mytybos. Susitarkime, kad mes maitinsimės 3 savaitės kaip sportininkai. Kodėl? Todėl, kad mums reikia energijos. Tam, kad padaryti per 3 savaitės daugiau negu per pusę metų, mums reikia energijos. Energijos duoda sportinis maitinimasis. Principai labai paprasti. Mes turime kažką įsidėti savo į burnytę kas 3 valandas. Tai reiškia, jūs 3 kartus maitinatės kaip ir anksčiau, bet tarpuose jūs turite kažką įsidėti savo į burnytę. Kodėl? Todėl, kad yra žinoma, kad gliukozė labai smarkiai šokinėja po 3 valandų ir tai atsiranda energetinis badas, atsiranda potraukis saldumynams, energetiniams gėrimams, kavai, šiaip sumažėja mūsų darbingumas. Ir visi sportininkai taip ar kitaip daro tos vadinamus perekusikus. Ką galima tarpuose? Galite morkytę, galite pomidoriuką, galite obuoliuką, galite kriaušytę, galite riešutukus, galite saločiukų, galite bet ką, bet tai turėtų būti kažko labai nedaug. Pavyzdžiui, 5 riešutėliai, mažą morkytę, galite bananą. Taip, tai yra bet kas palaikytų jūsų kraujo kiekį normoje. Taigi yra įrodyta, kad žmonės, kurie maitinasi po truputėlį, mažesniem porcijom, bet dažniau išlaiko žymiai didesnį fizinį, energetinį lygį. Taigi, kadangi mes dirbsim labai efektyviai, mums reikia kas 3 valandas valgyti. Ir dar labai svarbus dalykas, paskutinis maitinimas, jis turi būti 3 valandas prieš miegą. Tai reiškia, ne 6 valandą, nes nuo 6 mes turėsim dar dirbti, o mes iki 12 nedatrauksim. O, pavyzdžiui, jeigu eisit miegoti 11, tai kada paskutinis maitinimas jis turi būti? 8, jeigu neklystu, taip. Jeigu eina 12, tai 9. Jeigu eina 10 valandą, tai paskutinis maitinimas 7 valandą. Taigi, žiūrėkit, sportinis režimas susidaro iš paprastų dalykų. Pirmas tai yra, tai yra 1 valandą po atsikėlus pusryčiai būtinai, paskutinis maitinimasis 3 valandas ir priklausomai nuo to, kokia darbo diena, jau kas 3 valandas valgyti, išeina 5 arba 6 maitinimaisi. Dabar dėl saldumynų. Saldumynus mes galėsime valgyti su jumis, kiek norim, 1 kartą į savaitę. Tai yra šeštadienį arba sekmadienį. Ir aš tą patį darysiu, nors labai mėgstu saldumynus, bet saldumynai išmuša mūsų gliukozės kiekį kraujyje, prasideda šokinėjimai. Gliukozė, ir cukrus ir visi šitie saldumynai tai yra dirbtiniai energetikai. Jie labai greitai įsisavina, duoda didelį antplūdį energijos ir po to didžiulį nuosmukį energijos. Tai todėl būkite geri, valgykit obuolius, bananus, visą tą sveiką gliukozę, bet susitarkim, kad atsisakysim pyragėlių, įvairių saldumynų, bet 1 kartą į savaitę, sekmadienį arba šeštadienį, jūs galėsite ir aš galėsiu visiškai sau leis valgyti, ką nori, kaip nori. Taigi 1 dieną darysim savo visišką atsipalaidavimą. Bet 6 dienas laikomės tokio režimo. Aišku, tai nereiškia, kad jeigu kažkur saldainiuką suvalgė, dėl to reikia pergyventi, bet jeigu jūs norite daug energijos, jums reikia naudoti maistą, kuris turi žemą glikeminį indeksą. Gerai, o tai reiškia, mėsytė labai gerai, žuvytė gerai, bulvytės gerai, ryžiai, visas sveikas natūralus maistas yra gerai. Kas 3 valandas kažką užkasti yra labai gerai, 3 valandas prieš miegą yra gerai, o visa kita yra blogai. Gerai? Taigi, man tai, pavyzdžiui, bus pats sunkiausias dalykas, bet aš įsipareigoju, kad kiekvieną dieną žymėsiuos ir jums atsiųsiu savo ir jūs man tą patį padarysit. Gerai? Noriu paklausti, ar aišku dėl mitybos sportinės? 3 savaitės jūs pamatysite, jūs turėsite tiek energijos, kad jinai iš tikrųjų atstos visus pyragėlius ir visus energizerius, alų,
kavą ir taip toliau. Super. Dabar sekantis punktas, ką mums reikia padaryti, mums reikia apsispręsti ir tai jūs priimsit pats sprendimą, kaip save bausim. Štrafas. Kiekvienas neįvykdytas jūsų pačių įsipareigojimas turės būti nubaustas ir bausite jūs save pats. Mes neseksim jūsų, mes jūs galėsim tik neprileisti prie sekančio etapo, bet aš rytoj klausytojams turiu vieną seminarą, baigsiu iš tuo metu, apie vyrus, po webinaro. Ne, siūlau tada atsiųsti ją anksčiau, gerai, iki 16:30. Bet susitarkime, kad mes nedarysim jokių išimčių, nei patys savo, nei kitiems. Tiesiog pagalvokite, jūs galite jau, atsiųskite savo pagrindinių darbų, o rytoj vėl galėsite atsiųsti, o į kur atsiųsti? Facebook'e mes sukursim grupę, bus Facebook'o grupė ir tenais viens kitą palaikysim ir ten siūsim visas ataskaitas. Gerai? Taigi dar kas sutarkim, iki 7 valandų. Jūs galite naktį ryte siūsti, bet iki 7 valandos. Ir, pavyzdžiui, gal visą dieną dar nepraėjo, jūs atsiunčiat, bet po to kitus darbus užfiksuojate ir kitą dieną mums atsiunčiat. Mums svarbu žinoti, kad visi darbai jūsų geri, kurie jūs įsipareigosit, būtų padaryti. O ataskaitas mes jau turim matyti ir jums turi būti įprotis siūsti kiekvieną dieną. Gerai? Kam tai yra ir kodėl tai yra, kokie yra tyrimai padaryti, mes žinom, tai bus šiek tiek vėliau. Gal patiekit, pažiūrėjau, kaip save bausti, kaip jūs bausit. Siūlau mums patiems labai paprastą dalyką, tai yra finansai. Geriausias baudėjas yra finansai. Jūs pats priimat sprendimą, kokį piniginį vienetą savo kaip baudą skirsit. Pavyzdžiui, jeigu jūs nutarėt išgerti alaus, ką padarysi, išgerėt, bet čia pat save nubaudžiat. Kokia tai turi būti suma? Tai turi būti jum reikšminga suma. Vienam tai yra 100 litų, kitam 1000 litų, bet tai neturi būti tokia suma, kurius lengvai norėtumėte atiduoti. Bet ir tai neturi būti pusė jūsų atlyginimų, nes kitaip labai greitai baigsis jūsų programą, taigi pats priimkite sprendimą. Antras variantas, vietoj pinigų tai gali būti kas, gali būti kažkoks nemalonus darbas, kuriuos tikrai nenorėtume daryti, bet finansai yra geriau. Kadangi jūs, aš žinau, ir aš taip pat, ir jūs visi mes būsim nusidėję, ko gero, taigi visi pinigai, kuriuos jūs save nubausit, jūs įdedat geriausiai grinais į slovikėlį kokį nors, arba į kažkokį tai vokelį, o po to tos pinigus pervesit į pats sugalvosit kokį labdaringą fondą, arba bet tai turi būti pervesti pinigai, ten, kur jūs nuspręsite, bet tai turi būti labai jums skausminga suma, gerai? Ir geriausiai, kad nereikėtų mokėti tos sumos. Tai susitarkim, kad tai bus suma pinigų ir Facebook'e mes rytoj pasidalinsim, kieno kokios yra sumos, ir aš irgi savo nustatysiu baudą ir sąžiningai ją mokėsiu, o po to mes programos pabaigoje galėsim pasidžiaugti, kas kiek ir kam pervedė pinigų, gerai? Bet tie pinigai neturi būti pervesti jūsų artimiesiems, draugams, mamai, neturi būti pervesti kaip mokestis už elektrą, gerai? Tai turi būti pinigai, kurie nieko jum gero neatneš, bet kitiem galbūt atneš gero, gerai? Tiesiog vėlgi yra padaryti didžiulį tyrimą ir mes atskirai tai jum parašysim apie tai, pranešim, bet bauda tai yra gerai. Todėl pa žmogų turi pasirinkimas. Valstybei mokesčių sumokėti. Siūlau Juliau jum ir taip sumokėti. Ir tai neturėtų būti painiota. Jo avansas už šildymą irgi netinka birutė. Aukok.lt gali būti. Tai jūsų suma, bet geriausia, kad jūs iš pradžio buvusiai žmonai, ant kurios labai pykstam, buvusiai žmonai dariau galite, jeigu jums tai suteiks daug nemalonių akimirkų, galite tai padaryti. Bet jeigu tai jūsų alimentai, tai geriausia, kad alimentus mokėtumėte ir taip, be savo. Nedalyvausiu Facebook'e, kaip kitaip atsiskaityti. Nedalyvauju Facebook'e, kaip kitaip atsiskaityti. Konstantina, jums iššūkis sukurti Facebook'ą ir sužinoti, kaip tai galima padaryti gerai. Tai jūs po 3 savaičių galėsite atjungti Facebook'ą, bet mes negalėsime kitaip bendrauti, išskyrus Facebook'ą. Gerai, Konstantina, tai jums bus toks iššūkis, o kaip informacijos badas. Tai jūs jau išsiunčiat žinutę, o toliau neskaitot nieko, kas tenais parašyta.
Viskas. Tai bus labai geras dalykas. Pavyzdžiui, aš Facebooką tikrai turiu, bet niekuomet jį neskaitau, net neįsivaizduoju, kas ten dedasi, bet visi matys. Pas mus bus atskira Facebook'ų grupė ir kiti niekas nematys. Tai bus uždara Facebook'ų grupė ir Donatas visiems išsiūs, kaip prie jos tenais prisijungti, taigi nieks išskyrus mūsų grupės jos nematys. Ir iš karto susitarkim, kad Facebook'ų grupė mes viens kito gink dieve nekritikuosim, mes viens kito nesijoksim. Visą tai, kad tenais mes rašysim, tai liks tik tarp mūsų, gerai. Tai mes turime įsipareigoti, kad tai niekas daugiau nesužinotų, bet būkime atviri, rašykime visus savo problemas, visas savo pasiekimus ir vienas kitą palaikykim Facebook'ų grupė, atsiskaitykim, bet jokių būdų negniuždysim ir negniuždykim vienas kitą ir nekritikuokim, gerai? Nes tai yra mūsų, kiekvieno iš mūsų asmeninė programa, taigi mums reikalingas tik palaikymas, o ne kritikavimas. Tinka? Tinka. Taigi gerai, einam toliau dėl reiškia, savęs baudos įsiaiškinam. Sekantis punktas, jums reikia pagalvoti apie bonusus. Siūlau priimti tokį sprendimą, kad jūs visus darbus, kuriuos planuos kitai dienai, jūs suteiksite jiems tam tikrą kiekį balų. Nedidelis darbas, kurį jūs padarysite, jūs duodate jam 1 tašką. Didesnis, svarbesnis darbas, sunkesnis, jūs jam duodat 2 taškus. Didelis darbas, rimtas darbas, duokite jam 3 taškus. Užduotis, kai tik tai surinksit 20 balų, save kažkaip palepinkit. Aišku, tai negali būti cigaretė, tai negali būti kažkas iš uždrausto vaisiaus, bet yra kitų priemonių, nueikite į filmą, nueikite į kavinę, į restoraną, praleiskite kažkaip smagiai, pavaikščiokit su artimu žmogum kur nors gražioj vietoj, nusipirkit savo suknelę, nusipirkit savo automobilį, bet save kažkaip palepinkit, gerai? Taigi mes save ne tik bausim, bet ir lepinsim. Taigi 20 balų surinkai, save palepini. Rekomendacija per savaitę minimum surinkti 120 taškų. Tai iš tikrųjų turėsite save palepinę minimum 6 kartus, tai reiškia vos ne kiekvieną dieną. Vieną dieną galėsite palsėti nieko gero nenuveikti, bet 120 taškų tai yra labai geras rezultatas, taigi mes turėsime štrafų sistemą ir turėsime kaip save pagirti. Noriu paklausti, ar kažkas yra neaiškaus, ar galime eiti toliau. Aišku. Tik tai liūdus, viskas aišku, super. Gerai, mes jau einam į pabaigą, noriu paklausti, kiek mes jau punktų surašėm. Duokite žinoti, pas ką kiek punktų. 6, 8, ok, kažkas 8 parašėm, tai jo, pagal mane irgi 8, kažkam 7, gerai. Ir dabar ką? Dabar mes turime dar 2 dalykus padaryti. Ir tai jau yra, kas? Tai jau yra pažengusiems žymiai toliau. Jūsų užduotis per dieną perskaityti 1 knygą. Kokią knygą? Jūs pats pasirenkat kokią knygą. Geriausia apie tą temą, kur jūs labiausiai domina. Kiek skirtam laiko jūs pats pasirenkat, bet užduotis perskaityti. Nebūtinai žodis į žodį, bet peržiūrėti panaudojus greito arba to vadinamo racionalaus skaitimo principus. Kas nežino, priminsiu. Racionalus skaitimas galima greitojų skaitimų. Būtent gabi, aš ir rekomenduoju skaityti greitai. Ne visą dieną sėdėti ir skaityti, bet skaityti greitai. Vidutiniškai skaitant greitai, jūs galite 400 puslapių knygą perskaityti per ketvirtadienį dienos arba per 1 valandą, per 2. Siūlau pasistengti išmokti skaityti 1 knygą per 1 valandą. Kaip tai galima padaryti? Naudokite 5 žingsnių principą. Pirmas, paėmę knygą, susipažinkite su ją. Pasižiūrėkite autorių, pasižiūrėkite, kas paskutiniam puslapyje parašyta, kas ant viršelių parašyta.
peržvelkit kas 20 puslapį, pasižiūrėkite, iš kokių temų susidaro, tam yra 2-3 minučių užtenka, tam, kad susidaryti bendrą vaizdą apie šią knygą. Antras žingsnis tai yra atranka. Paima turinį ir atranka tas temas, kurios jums pasirodys įdomiausios. Žinot, kad 80% knygoje informacijos yra vanduo, niekam neįdomus ir jums ko gero irgi. Trečias dalykas, skaito tik tai tą įdomiausią dalį arba tos keletas skyrelių, kurie jums pasirodė įdomiausi. Ketvirtas tai yra detalės. Jeigu jums kažkas patiko, jūs išrašot ant popieriaus lapo pagrindinės idėjas, skaičius, ten formulės, žingsnius ir viskas, praktiškai 4 žingsniai. Dar kartą susipažįstat su informacija, su knyga, toliau išsirenkat įdomiausias temas, greitai perskaitot būtent tas temas ir ketvirtas detalės, pasižymite kažkokias įdomiausias idėjas. Reiškia, mūsų užduotis ne tik perskaityti knygą, bet kažką atsiminti ir geriausia tai padaryti, jeigu ją trumpai užkonspektuoti pagrindinės idėjas, mintis. Galite naudoti mind mapą, galite šiaip trumpą konspektėlį. Labai gera idėja eiti į knygyną. Kodėl? Tai, kad knygyne mažai kas jums gali sutrukdyti, ten negalite sėdėti ištisas valandas, bet paskaityti knygutę ten tikrai galite. Taigi einat arba į knygyną, arba einat į biblioteką, arba pasižiūrit kokią knygą nusiperkat iš savo asmenės bibliotekos, bet įsivaizduokit, tai bus didžiulis prasiveržimas, jeigu jūs perskaitysite 21 knygą per 21 dieną. Sudykit, jūsų smegenys gaus nepaprastai didelį kiekį informacijos. Jūsų smegenys kartu su kūnu pradės dirbti greičiau. Taigi, čia tiems, kas yra pažengę ir nori dar gauti daugiau informacijos, o grožinę literatūrą irgi galite skaityti. Svarbu, kad po vieną knygą per vieną dieną, geriausiai per 1 valandą. Ir 10 užduotis, tai yra tie, kas yra monstrai, šiandien jums ypatinga užduotis, jums reikės kiekvieną dieną skaityti po 10 knygų. Tai reiškia, kad jūs per 21 dieną turėsite perskaityti kiek? 210 knygų. Ko gero neapsimoka jas pirkti, bet yra biblioteka, yra internetas ir kaip jūs tai galėsite padaryti. Vėlgi tai, ką galima padaryti per valandą, galima padaryti ir per 10-15 minučių. Taigi, skaitant po 10 knygų per dieną, jūs ko gero sugaišit, gal ne valandą, gal pusantros, 2, bet patikėkit, iš mano patirties, 15 knygų per vakarą, tai labai lengvai galima padaryti ir jeigu jūs domins kaip tai, aš su jumis pasidalinsiu tai, bet be abejo greito skaitimo technikomis, supažindinsite taip, bet siūlau pamėginti pačiam, pasižiūrėti 10 knygų ir duoti savo laiką, pavyzdžiui, per valandą arba 2 valandas 10 knygų. Ir žiūrėkite, kiek tada išeina kiekvienai knygai ir rytoj pasidalinsite savo patirtimi, kaip jums tai pavyko padaryti. Gerai? Taigi, dar kartą, jūs, kurie esate pradedantieji, gavote šiandien daug užduočių ir jūsų užduotis šiandien išsirinkti 6 užduotis iš 10, kurias aš išvardinau. Taigi, jūs galite savo duoti tą vadinamą pablaškę. Svarbu, kad jūs pats asmeniškai užsirašytumėt 6 užduotis iš 10, kurias pasiryžę tikrai padaryti ir jas būtent ir padarot. Gerai? Ir mums rytoj parašot. Pažengę, jūs paimkite ir įgyvendinkite 8 užduotis iš 10, kurias mes jums pasiūlėme. O monstrai jūsų užduotis padaryti stebuklą ir įgyvendinti 10 užduočių. Kiekvieną dieną užduotis bus sudėtingesnės, taigi nebūtinai atims daugiau laiko, bet už sudėtingumas ir iššūkiai didės. Tai todėl pats pasirinkat grupę, kuriai jūs priklausot, užduotis, kad jūs ir tik tai jūs priimtumėt sprendimą, bet kai priimsit sprendimą, ką būtinai tai įgyvendintumėt. Taigi 10 užduočių ir dėmesio. 21 dieną mes su jumis naudosim įpročių voratinklių programą. Tai reiškia,
ar pakartosiu visas užduotis. Toj pakartosiu, bet prie viso po tokio pakartojimo mes dar turėsim vieną papildomą užduotėlę padaryti. Jis yra labai paprasta. Kiekvieną dieną aš jums siūlysiu padaryti tai, ko jūs dar niekomet nedarėt. Arba tai, ką jūs darėt, bet padarysite šiandien truputėlį kitaip. Pavyzdžiui, šiandien, kadangi diena tik taip šilimo, jūsų užduotis prisiminti, kaip jūs valotės dantis. Ir jeigu darote tai su dešinė ranka, tai šiandien padarykite ką, išvalykite dantis su kairė ranka. Jeigu pradėjot valyti nuo išorės, pradėkite valyti nuo vidaus. Kitais žodžiais, šiandien pavalykite, išsivalykite dantis, kaip nors kitaip, nežinau, ar žemyn galvą, ar kaip, bet taip, kaip jūs anksčiau nedarot. Kaip minimum kitą ranką. Gerai? Padarykite tai su malonumu, su džiaugsmu, kokį tai turės poveikį. Patikėkit, bus milžiniškas poveikis po 21 dienos, bet kiekvieną dieną turėsim tokį dar papildomą užduotėlę, padaryk ką nors, ko anksčiau nedarėjai. Gerai? Tai dabar dar kartą pamėginsiu pakartoti ir jūs mane taisykite, jeigu aš kažką praleisiu. Pirmoji užduotis tai yra placdarmo paruošimas. Mes su jumis susitarėm, kad nuo rytojaus jūs pradedat lakstyti krosiuką. Kiek valandų, kiek minučių, kiek kilometrų pats priimat sprendimą, bet svarbu, kad tai būtų ryte. Jeigu jūs dar sportuojat, baseinus lankot, tenais dar, toliau ir darykit, bet priedo dar trumpas pabėgiojimas ir tai yra žalesna. Antras dalykas placdarmo kūrimų tai yra pusryčiai. 1 valandos bėgė, ar patinka jums ar ne, kažką papusryčiauti. Trečias, mes turėsime kelti su jumis tą pačią valandą, taigi šiandien jau reikės priimti sprendimą, kada jūs kelsitės, kelintą valandą ir išlaikysite tą valandą 21 dieną. Antroji užduotis, pilnas sąrašas darbų, kuriuos jūs turite rytdienai padaryti ir toliau suskaldysit juos į grupės A, B, C. Ir A grupės darbai tai yra patys svarbiausi, tai yra tie 20%, kurie duoda 80% rezultatų ir šitiems darbams nustatot konkrečią valandą. Ir geriausia, kad jūs pradėtumėt būtent darbo dieną rytojaus nuo šitų svarbiausių darbų. Kitais žodžiais, kaip stambus akmenys, pradedam juos dėlioti, o visiems kitiems darbam kaip ten pavyks. Jeigu liko laiko, darot B darbus, o jeigu liko laiko, ir darot C. Bet niekados neatimat iš savęs, neduot savo jokio šansų nepadaryti bent vieną A grupės darbo. Nes jeigu nepadarot, iškart save štrafuojat. Taip? Trečias žingsnis, tai yra infobadas. Mes su jumis atjungiam televizorių, atjungiam radio, saikingai, labai reglamentuotai naudojam kompiuterių ir leidžiam žmonėms skambinti iki pažaliavimų, bet atsiliepinėjam tik tada, kai patys savo paskirsim laiko. Gerai? Tiesa, dar prie to galima pridėti, visus negatyvius žmonės galima nušauti arba 21 dienai su jais nebendrauti, nes jie iš mūsų tik tai atima džiaugsmą. Tai čia galima prisidėti kaip super bonusą prie informacinio badavimo. Ketvirtas, tai yra sėkmės žurnalas. Jūs turėsite kiekvieną dieną fiksuoti minimum 10 gerų darbų, kuriuos padarėte ir dėl ko didžiuojatės, rašote savo tenais rezultatus. Geriausia, kaip mes kalbėjome apie informacinį tablo, ten vesti ir lentelę, kad kiekvieną dieną žymėt, kaip jums sekėsi. Ir tenais, jeigu kažko ir susimausit, jūs ten turėsit parašyti, kaip rytojaus dienai susitvarkysit su visu to. Sekantis, tai yra 3 ne alkoholiui, ne cigaretėm, ne kofeinų ir kitiems energetiniams tenais stimuliatoriams. Taip, sekantis punktas, mityba. Pradedam maitintis kaip sportininkai. Tai nereiškia dabar persivalgom 6 kartus per dieną, bet reiškia maitinamės, bent kažką įmetam savo į burnytę kas 3 valandas, 3 maitinimai normalūs ir 3 tokie, tik po truputėlį. Morkytės, agurkiukai, galima riešutėlius. Tai yra mityba. Paskutinė mityba 3 valandas prieš miegą, pirmas pasimaitinimas pusryčiai valandos bėgyje. Taip. Sekantis punktas.
Knyga. Mes turime minimum vieną knygą perskaityti per dieną. Tiesa, bet prieš knygą, labai teisingai, ačiū Ruslanai, bausmė. Mes savo sukuriam bausmę. Tai yra svarbus punktas. Piniginis iškart savo apsisprendžiam, kiek savo mokėsim ir kokį slovykėlį dėsim. Sekantis punktas, nustatom savo bonusinę sistemą. Sekantis tai yra bonusinė sistema. Baudos, bonusinė sistema. Tai yra 8 punktas. Bonusus įvedam kaip taškų sistemą. Nedidelis, bet svarbus darbas tai yra 1 taškas, didesnis 2 taškai, didelis darbas 3 taškai. Per dieną geriausiai surinkti 20 taškų ir save palepinti, per savaitę minimum 120 taškų ir tai bus super turbo quattro didelis kiekis savęs. Tarp kitų, moksliniai tyrimai rodo, kad savęs lepinimas arba bonusai neturi būti per daug dideli, nes tai yra demotyvuoja. Jeigu jūs už kiekvieną dalyką savo pirksite po automobilio arba po deimantą, tai iš tikrųjų greitai baigs pinigai ir viskas baigs. Todėl galima save palepinti tais dalykais, kurių savo neleidžiat, jeigu nedarot kažkokių darbų. Taigi iš tikrųjų grąžinimas savo teisės daryti tai, kas tau patinka, tai yra tai, ko mums reikia. 8 buvo bonusas, 7 yra 1 knyga per 1 valandą per dieną. Per 21 dieną mes skaitysim 21 knygą. Ir 10 punktas, tai yra monstrams 10 knygų per vakarą, pavyzdžiui. Ir kaip tai padarysit, pamėginkit, o po to aš su manom pasidalinsiu, kaip tai galima padaryti, nes tai jau daug metų darau ir tai iš tikrųjų neatima daug laiko. Ir paskutinis, kaip minėjau, tai 11. Tai kaip bonusas, kiekvieną dieną mes darysim kažką kitaip, negu darėm iki šiol. Šis vakaras labai paprastas, dantų valymasis, tie, kas nesivalo vakarais, jūsų užduotis išsivalyti. O tie, kas valosi kiekvieną vakarą, tai jūsų užduotis valyti šiandien kitaip, arba su kita ranka, arba kaip nors aukštyn kojom, arba kažkaip kitaip. Kad tai būtų neįprasta ir kai tai darykite tai sąmoningai, su pasimėgavimu, nors tai bus šiek tiek neįprasta ir nepatogu. 11 padaryti kažką kitaip, negu darome kasdien. Ir paskutinis, reiškiasi dalykas, jūs mums siunčiate ataskaitą iki 7 valandos vakaro. Rytoj pradėsim nuo analizės jūsų užduočių. Mes kalbėjome, kad naudosim action learning principą. Iš pradžių jūs darote, o po to mes analizuojam. Ir dar jūs pats priimkite sprendimą, kokiai grupiai save priskiriat. Galėsite po to keisti tą grupę, bet pradžioje tie, kas yra pradedantieji, jaučiasi, kad per daug didelis jums šuolis. Tai jūs pasirinkat 6 užduotis iš 10 ir jas pats pasirinkat pats ir atliekat. Pažengę, renkatės 8 užduotis ir jas atliekat, o monstrai 10 užduočių. Bet visi ir pirmieji, ir antrieji, visi darome tą 11 punktelį, kažkas, kas anksčiau nedarė. Gerai? Taigi tiek šiandien užduočių. Kaip minėjau, pirmą savaitę bus pati lengviausia, bet tai bus galimybė mums įsivažiuoti, užduotis bus skirtingos, kartais bus sunkiausios, kartais bus lengvesnios, bet su kiekviena savaitė intensyvumas didės, o 3 savaitę jūs laukia pats didžiausi prasiveržimai ir kaip minėjau, kiekvieną savaitę spręsim, ar toliau jūs eisit su mumis ar ne. Labai norėčiau, kad mes visi pereitumėm, bet žinau, kad gyvenimas yra toks, koks yra, taigi jeigu yra 3 neatsiustos ataskaitos arba ataskaitose mes matom, kad jūs tiesiog daugiau nedarot, negu darot, tai iš tikrųjų tada mums reikės su jumis atsisveikinti. Taigi visiems didžiuliai linkėjimai, aš startuoju kartu su jumis, pragaras prasideda, gero jums ilgo savaitės ir sėkmės, o Julius eina ieškoti sportbačių. Sveikinu. Taigi visiems sėkmės, o Donatas atsiųs jums visiems prisijungimus prie Facebooko. Dalinkimės, vienas kitą palaikykim iki rytojaus ir programa prasideda. Pirmyn.
Šarūnas, dar jeigu jūs negalit prisijungti 8 valandą, jūs svarbu mums atsiunčiat iki 7 valandos šitą ataskaitą, o tada jūs gausit įrašą ir galėsite jį paklausyti, bet būtinai